Trečiadienį Liepų gatvėje įvyko avarija, po kurios klausantis įvykio dalyvių net negalėjai patikėti, kad gali būti ginčijamasi dėl akivaizdžios tiesos. Automobilis Nissan sukęs kairėn iš Trilapio gatvės per dvigubą ištisinę liniją išvažiavo į priešingą eismo juostą ir atsimušė į automobilį BMW. Senas žmogus važiuoja kitą mašiną, praranda sąmonę ir įvažiuoja mane. Jis dar iš kažkur atvažiavo, matai, ratai kokie. Abi ratais rodustai. Jis reiškia kažkokio bordiūro atvažiavo. Jo, čia yra tiesos. Jis nežino, kad yra avarija. Sako, kad nieko nebuvo. Jis taip sako? Jis tai vedęs mašinus dar kažkai važiuoti. Ta prasme, jau atsimušęs tai? Jo, vedęs ir į priekį važiavo, kol aš aksidentinius. Čia stovėjo liudininkų, atidarytos durys, jis važiuoja į priekį. Nu, mielas ponia, kad esat avariją padaręs, per dvigubą ištisinę atvažiavęs, atsimušęs į kitą mašiną, čia dar ne viskas. Prieš tai jūs kažkur tai per bordiūrus esat pravažiavęs. Dvi padangos jūsų yra prakirstos. Kažkur... Mano tai yra, žinau, kad mano yra. Tai kur jūs jas prakirtot? Jeigu žinot. Žinot, kad prakirtot padangas? Žinau. O dabar, kad atsimušėt išvažiavęs per dvigubą ištisinę priešpriešą, irgi žinot? Niekur aš neatsimušiau. Neatsimušėt? Ne. Parodykit man, kur aš atsimušiau. 1933 metais gimęs Nissan vairuotojas Petras iš Gargždų buvo blaivutėlis ir atvykus kelių policijos budintiesiems aiškins tą patį. Jis avarijos nepadarė. Tai ne jis įpuolė į BMW, tai BMW įvažiavo į jo mašiną. Padangus aš prakirtau ten toliau važiuodam. Va. Kažkur važiavau, ar tulinys gal buvo dar. O čia aš nekliudžiau nieko. Absoliučiai. Varnas įlėkti? Čia ne... O tai kas į priešpriešą išvažiavo per dvigubą ištisinę? O, Pasižiūrėkit, dvigubą ištisinę, va. Jūs išvažiavote į priešpriešą, ponė. ne į priešpriešą. Aš važiavau, dariau kairį posūkį. O šviesoforą dariau kairį posūkį. Ir? Nu ir nieko. Ir jūs tvirtinat, kad čia yra automobiliai nesusidūrė va čia? Žinoma, kad... Nu, kur jūs matot susidūrė? Automobiliai nesusidūrė? Nesusidūrė. Man atrodo, kad čia yra automobiliai susidūrė. Mano ir sparnas sveikas, ir faras sveikas, viskas sveika. Ir jo sveika. Aš jau apčiupinėjau. Apčiupinėjote jau? Žinom. Tai nesupranta, atrodo, kad jis net nemato, kas įvyko. Ar yra susidūrę? Taip, čia automobiliai susidūrė. Ir apgadinimas įlenktas sparnas. Taigi ir mano turėtų būti. Ne, tai bamperis jūsų. O koks čia bamperis? Va, jūs čia žiūrėkit, gerbiamasis, ne čia juk susidūrė. A va čia toj vietoj, matote, palieskit. Eina pirštą užkišti, ne velnio. Kol kas iš vairuotojo Petro vairuotojo pažymėjimas atimtas. Praėjus terminui jis vėl galės laikyti egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti. Tik jeigu atsakymai bus tokie kaip šios avarijos vietoje, tai kaži ar tas dokumentas bus grąžintas.